Labas vakaras, mėly žiūrovai. Labai smagu matyti jūs čia susirinkusius, atėjusius jau į 12-ąjį tarptautinį mūsų kultūros festivalį Inkulturacija. Šiandien šio vakaro renginyje turėsime galimybę pasinerti į literatūros ir kūrybos pasaulį kartu su ypatinga viešnia. Rašytoja, poetė, dramaturgė bei vertėja daktarė Laima Vince. Šis pokalbis bus ne tik literatūros mėgėjams, bet ir visiems, kurie domisi kūrybiniu procesu. Tai unikali proga išgirsti, paklausti apie jums rūpimus klausimus susijusius su kūryba ir literatūra. Daktarė Laima Vince gimusi Jungtinėse Amerikos valstijose. Savo kūryboje jungia tiek lietuvišką, tiek amerikietišką tarptautinę patirtį. Yra gavusi daugybę prestižinių apdovanojimų, o jos monografiją Vanished Lands išleido žymi Anglijos akademinė leidykla Peter Lang. Kviečiu jūs atsipalaiduoti ir pasileisti į šią įkvepiančią kelionę po literatūros pasaulį su mūsų gerbiama viešnia. Prašau, Laima. Ačiū. Oi. Tai labai ačiū visiems susirinkusiems ir ačiū Julijai ir Inkulturacijai, kad jūs mane pakvietėt ir kad manęs klausysit valandą. Nors aš norėčiau, kad mūsų pokalbis būtų interaktyvus. Tai aš ir jūs kalbinsiu ir aš jūs kviesiu klausti klausimus ir dalyvauti pokalbį. Tai pradėsim nuo to, kad norėčiau paklausti, kiek iš jūsų rašote knygas. Jeigu rašot knygas, rašot poeziją, pakelkit ranką. Yra. O ką jūs rašot? Aš esu iš akademinės aplinkos. Labas vakaras, esu iš akademinės aplinkos. Mano sritis archeologija, istorija, tai akademinio pobūdžio knygos. Gerai. Nuostabu. O kiek yra norinčių parašyti knygą? Aš tebe noriu rašyti knygą, aš ką tik šį rytą išsiunčiau paskutinę savo knygą, vėl Peter Lang leidyklai, bet aš jau noriu kitą rašyti, tai aš keliu savo ranką. Gerai, tai galim pradėti tada nuo skaidrių ir norėčiau, kad mūsų tema yra komunikacija tarp žanrų ir ką mes iš tų žanrų išmokstame. Taigi, bet prieš pradedant kalbėti apie žanras, padarysim tokią mažą knygų konkursą. Aš atvežiau jums būtent savo knygą Karantino dienoraštis, kurią aš parašiau pandemijos metu gyvendama Juodkrantėje. Tai šita knyga yra būtent apie Klaipėdą ir apie Juodkrantę. Tai pradėkim nuo to, kas galėtų atspėti, kuriam mieste aš gimiau. Kas galėtų atspėti? Gausit dovanų knygą, jeigu atspėsit. Kur aš gimiau? Kur aš gimiau? Kas galėtų atspėti? Pabandykit, gal išlošit knygą. Ne, tai būtų svajonė. Kur? Ne. Kur galėčiau gimti? Ką? Ne. Kur aš gimiau, mano gimimo vieta? Amerikoje, bet kur Amerikoje? Kurioje vietoje? Amerika yra didelė. Kur aš galėjau gimti? Londone man patiktų, bet ne. Aš jums pasakysiu, duosiu tokį. Miestas, kuris niekada nemiega. Miestas, New Yorkas, kas atspėjo, tada jums dovanų laimėjot. Kodėl aš apie New Yorką? Nes aš norėjau pabrėžti, kad tas gyvenimas didmiestyje nuo vaikystės, kad ir jeigu šeimoje nėra daug, sakykime, galimybių, vis tiek ta aplinka duoda daug galimybių. Ir aš norėčiau pabrėžti šiandien savo kalboje tą komunikaciją tarp žanrų ir tarp aplinkos, nes aplinka labai nulemia, apie ką mes rašom
ir kaip mes rašom. Gerai, dabar antra knyga, konkursas. Kiek knygų aš esu parašiusi? Kiek knygų Laima Vincė yra parašiusi ir išleidusi? Kas žino? Nu, taip. Kas sakė 19? Nu, yra, aš manau, kad truputėlį daugiau negu 19, bet arčiausiai, kad 19, nes aš esu ir išleidusi išverstų knygų taip pat. Aš pati jau nebesiskaičiuoju. Tai pradėkim, aš norėčiau pereiti prie sekančios skaidrės. Jeigu čia mokėsiu. Aha, gerai, mokėjau. Kiekvieną žanrą mane kaip rašytoja ko nors naujo išmokina. Kiekvieną žanrą atskleidžia subtilumų, kurias galima atrasti tik per tą žanrą. Užtat aš nebijau su kiekviena nauja knyga savo užduoti naują iššūkį. Kiekviena knyga tampa atradimas. Tai jeigu knyga nėra atradimas, jeigu tas rašymo procesas nėra atradimas, nėra iššūkis, man, pavyzdžiui, jis nėra įdomus. Aš dėstau universitete ir aš savo studentams visuomet sakau, nepaklauskit klausimo, jeigu jūs iš anksto jau žinot atsakymą. Tik tai klauskit klausimą, jeigu nežinot atsakymo. Ir va, kalbant apie akademinį rašymą, mano sritis yra literatūra, yra labai svarbu prieš rašant akademinį straipsnį, akademinę knygą, savo statyti klausimą, į kurią neturi atsakymo ir ieškoti atsakymą per tyrimo procesą ir paskiau per rašymo procesą. Tai smalsumas yra labai didelė priežastis, kodėl aš rašau. Nes aš noriu išmokti ko nors naujo, aš noriu, kad kiekviena knyga mane kur nors nuvestų, ko nors naujo man parodytų. Tai kai aš buvau labai jauna, labai seniai, ir aš New York'e studijavau Kolumbijos universitete. Ir aš studijavau kūrybinį rašymą, aš pradėjau nuo poezijos, iš tikrųjų aš buvau poetė pradžioj. Ir mūsų profesoriai, kurie visi buvo dirbantys, publikuojantis rašytojai, mums sakydavo, išsirinkit vieną žanrą ir likite vienoj žanrui. Eikite gilyn, jeigu pavyks rašyti dviejose žanruose, tai jau yra didelis, sakykime, atsiekimas. Ir aš buvau labai tokia įžiūli. Gal aš gimiau New York'e, bet mano genetika yra žemaitiška. Tai aš savo pagalvojau, ne, aš noriu išmokti visuose žanruose rašyti. Man neužtenka būti tik poetė. Aš noriu išmokti rašyti grožinę literatūrą, negrožinę literatūrą, žurnalistiką, akademinį rašymą. Noriu pjesės rašyti, aš noriu visko. Bet kiekviena žanra turi savo formą, savo struktūrą, savo taisyklės. Ir tai yra didelis darbas. Gerai. Viskas prasidėjo nuo poezijos. Tai jeigu šitas pokalbis mano yra toksai autobiografinis, tai aš papasakosiu apie save. Aš pradėjau rašyti poeziją būdama 16 metų. Ir kai man buvo 16 metų, aš buvau 11 klasėje ir aš mokiausi Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje. Tai vokiečių kalba yra dar viena iš mano kalbų. Ir aš pradėjau skaityti vokiečių poetą Rainer Maria Rilke. Ir kažkaip labai pamilau Rilkės eilėraščius. Ir iš kažkur tai manyje gimė poetė, pradėjau rašyti poeziją. Ir aš atsimenu, mano kambarokė buvo tokia Kanados lietuvė, jo šeima buvo iš Punsko kilusi, tokia labai pragmatiška. Ir jinai man sako, kokius tu čia nesąmonės darai? Ką tu čia rašai poeziją, ar tau kažkas su tavimi yra ne taip? Bet
Paauglystėje, kaip ir labai daug mokinių, pamilau poeziją ir pradėjau rašyti poeziją. Ir aš teberašau poeziją ir aš norėjau pasidalinti su jumis eilėraštį, kurį parašiau praeitais metais. Ir tas eilėraštis laimėjo tokį konkursą, visai netikėtą, Cork, Airijoje. Ir eilėraštis buvo įtrauktas į tokį projektą, kur parke yra padaryti tokie plakatai ir plakatuose kaba eilėraščiai. Ir buvo atrinkti 5 eilėraščiai ir mano buvo vienas iš tų eilėraščių. Tai šitas eilėraštis iš tikrųjų, jinai yra apie Ukrainą. Ir vienas iš mano labai senų bičiulių, gerų draugų, labai daug dirba su Ukraina ir matytą žiemą Vilniuje netikėtai susitikom ir jis man įsipasakojo, kaip tai yra sunku ir ką jis mato važiuodamas labai dažnai į Ukrainą. Ir kažkaip ir aš spontaniškai man gimė tas eilėraštis. Aš galėsiu jums ir paskaityti. Bet esmė yra tame, kad kai aš studijavau poezijos žanrą, aš išmokau rašyti sonetas, rašyti baladės, mus mokino visą, ką mes angliškai vadinam prosody. Tai yra eilėraščio, ta techninė eilėraščio rašymo dalis. Kaip tą eilutę, kaip sudaryti eilėraščio eilutę, kaip užbaigti eilėraščio eilutę, kaip rimas veikia, kaip vidinis rimas turi, kokie turėtų būti sąskambiai. Ir kiekviena kalba turi savo rimavimo taisyklės. Anglų kalbos rimavimo taisyklės labai skiriasi nuo lietuvių kalbos rimavimo taisyklės. Tai visą tą techninę dalį aš išmokau, bet po to mano gyvenime poezija buvo tada, kada mane tokia emocija, labai stipri emocija apima, aš parašiau eilėraštį. Ir dažniausiai nelabai paskiau gal vieną kitą žodį pakeisiu, bet taip, kaip aš rašau, taip ir būna. Ir aš turėjau didžiulę garbę savo gyvenime išversti Marcelijaus Martinaičio Kukučio baladės ir KB, ir dar jo kitas knygas. Ir aš atsimenu, kaip Marcelijus mane mokino, sakydavo, nerašyk eilėraštį mechaniškai. Rašyk tada, kada tu jauti įkvėpimą. O šiaip irgi yra toks mąstymas apie eilėraščius, kad reikia kiekvieną dieną atsisėsti ir save priversti parašyti būtent eilėraštį. Ir parašysi, nežinau, keletą šimtų eilėraščių ir gal ten bus vienas geras. Bet aš jums paskaitysiu šitą. Unexpectedly, after so many years, in that moment you held me, I too saw the fields in Donbass, strewn with the corpses of young boys, so many it was impossible to count. They are so young, you say, searching for that empathy you know you will find from me. They are like your students, I offer. Yes, they are just children, such a waste. Only you could feel compassion for the enemy's dead while fighting the enemy, while believing in Ukraine's victory. Only you would put your body, your mind, your heart exactly where your words are. In that moment, meeting each other so unexpectedly in the midst of war, when all possible communication was lost. All the stupidities of peacetime gone. What came back to me in our embrace was all the good we had shared, the laughter, the long, deep talks, love, all the good between us. You've chosen the road of death, the road of life, the road of unimaginable pain, and you must walk that road alone. Stay safe, I say. Stay safe, my friend. Tai toks eilėraštis, kuris
grinai gimė iš šito vieno pokalbio, vieno momento, bet turi labai labai gilias šaknis. Ir dar vienas dalykas, ką aš išmokau apie poezijos žanrą, yra nežiūrint kokia be abstrakti būtų eilėraštis, kiekvienas eilėraštis yra naratyvas. Visuomet eilėraštyje slypi pasakojimas. Tai vienas iš paslapčių apie poezijos žanrą. Tai kaip poezija įtakoja prozos kūrimą? Tai vienas dalykas, ką mes išmokstam kaip poetais, yra atidus skaitimas. Va čia yra terminas, ateina iš anglų kalbos, close reading. Tai yra, kad neskaitai greitai, kad pagauti bendrą informaciją, bet labai sulėtini savo skaitimą ir skaitai kiekvieną žodį atskirai. Tai kai studijuoji poezijos meną ir kūrybinį rašymą, tave išmuštruoja sulėtinti savo skaitimą, kad tu tiesiog mėgaus kiekvieno žodžiu. Išmoksti giliai įsijausti į kiekvieną žodį sakinyje. Tai jauti, kaip vienas žodis, koks yra sąsajis su kitais žodžiais. Ir gal mano eilėraštyje ir šiaip mano poezijos stilistikoje yra toksai lengvumas, tarsi lengvai suprantamas tekstas, tarsi siužetas labai iš paviršutiniškos pusės lengvai suvokiamas. Bet tuose sluoksniuose slypi daug gilumos, bet jos reikia ieškoti tarp tų individualių žodžių. Ir išmoksti vizualiai mąstyti, kas yra labai svarbu. Nes eilėraštis tai yra muzika, tai yra skambesys, yra siužetas, naratyvas, yra pasakojama istorija, ane? Bet tuo pačiu eilėraštis sukuria vizualinę vaizdą. Tai yra tarsi tapyba. Nes kai yra geras eilėraštis, matai mintyse tą siužetą. Tai visos meno formos sueina į poeziją. Jūs turbūt jaučiat, kad aš labai myliu poeziją. Bet visą tai galima perkelt į prozą. Tai pavyzdžiui, kai aš rašiau grožinį tekstą, kaip mano romanas, tai ne mano dangus, jo čia nėra ant stalo, bet aš labai lėtai rašiau romanus arba grožinius tekstus, nes aš kiekvieną sakinį, kurių lyg tai tas sakinys būtų eilėraščio eilutė. Jeigu taip, kaip sakant, jeigu tas jums yra suprantama. Tai iš poezijos žanros labai daug ką perkeliau į grožinę literatūrą ir į negrožinę literatūrą. Gerai, ir tada nuo poezijos vertimų. Kalbėsim apie poezijos vertimus. Tai čia irgi buvo mano toks jaunatviškas sumanymas, kuris prasidėjo turbūt vasario 16 gimnazijoje. Aš tai baigiau gimnazijoje 84 metais. Tai maždaug tas laikmetis, kada buvo Lietuvoje labai labai geros poezijos. Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, Justinas Marcinkevičius, atmetam visas ten, kaip ten sąmokslo teorijas ir visus ginčius. Judita Vaičiūnaitė, ir tai yra ilgas sąrašas, tikrai buvo toks momentas Lietuvoje, kur poetai rašė labai gerus eilėraščius. Tai aš turėjau tokį jaunatvišką sumanymą, kad aš išversiu lietuvių poeziją į anglų kalbą ir aš perteiksiu tą dvasią. Tai čia yra lapelis iš mano sąsiuvinio, 88 metai, aš per kažkokį stebuklą man skyrė vizą, sovietinę vizą, atvažiuoti į sovietų okupuotą Lietuvą, metus Vilniaus universitete studijuoti lietuvių literatūrą ir poezijos vertimą. Tai čia yra Kukutis važiuoja pilnu troleibus ir man atrodo, kad čia buvo mano toks pirmas rankraštis.
Tai kaip mes dirbdavom su poetu Marcelijum Martinaičiu, jis skaitydavo tekstą lietuviškai, savo eilėraštį, aš klausydavau ir įsivaizduodavau ir užrašydavau angliškai, nes Marcelijus Martinaitis angliškai nemokėjo, jis mokėjo vokiškai tačiau. Tai aš iš tokių, iš garsų, iš skambesio pradėjau versti eilėraščius. Bet tada aš taip supratau tuo metu, kad man to neužteko, aš ėjau dainuoti folkloriniam ansamblyje. Tai čia yra visai irgi kita mano gyvenimo dalis. Aš tik tai norėjau prie Kukučio baladžių grįžti. 1988 metais, rugpjūčio mėnesį, rugsėjo mėnesį, spalio mėnesį kūrėsi sąjūdis ir buvo pirmas sąjūdžio suvažiavimas. Ir aš atsimenu tokį momentą, aš sėdėjau auditorijoje kartu su Marcelijum Martinaičiu, dirbom prie tų vertimų, prie poezijos vertimų, atsidaro duris, ateina profesorė Auksė Mardosaitė, pažiūri į mane ir tokiu rimtu tonu sako, tu moki lietuviškai, tu moki angliškai, mums reikia vertėjų, kelkis nuo stalo, eik dabar į sporto rūmus, tau išduos spaudos ženklą ir tu mums vertėjausi. Ir aš tada tapau sąjūdžio vertėja, savanorė. Ir tada buvo tokia mintis, kad žurnalistai, kurie atvažiuodavo iš Maskvos, amerikiečiai, anglai, vokiečiai, taip toliau, jie visi puikiai mokėjo rusų kalbą. Ir viskas galėjo vykti rusų kalba, ir visi pokalbiai, ir asmeniniai pokalbiai, bet lietuviai norėjo parodyti pasauliui, kad Lietuva kalba lietuviškai ir kad lietuvių tapatybė yra kitokia negu rusų. Ir užtat ieškojo vertėjų į anglų kalbą, vokiečių, prancūzų ir į rusų kalbą. Ir visur mes vertėjai eidavom kartu su sąjūdžio ir vertėjavom. Ir per pirmą Baltijos asamblėją aš vertėjavau tarp New York Times ir National Public Radio, kur norėdavo pakalbinti Vytautą Landsbergį, tai mane pakviesdavo vertėjauti. Tai kodėl tokie studenčiukai kvietė vertėjauti? Tais laikais niekas Lietuvoje nemokėjo anglų kalbos. Tai yra labai sunku patikėti, kai dabar kiekvienas vaikas moka sklandžiai anglų kalbą Lietuvoje. Bet tais laikais buvo dėl politinių priežasčių labai sunku įgauti tos anglų kalbos žinias. Tai vertėjavo aš, tokia profesorė Olimpija Armelytė ir dar keletą profesorių. Bet tikrai mūsų komanda buvo gana maža. Tai apie vertėjavimą. Poezijos vertimai. Tai man buvo tikrai labai įdomu, man buvo iššūkis versti poeziją, kuri man buvo reikšminga ir perteikti tą dvasią, tą kalbą, visą tą grožį į anglų kalbą. Tai viena iš mano projektų šitą knygą Matilda. Matilda Olkinaitė jinai buvo litvakė, jinai buvo Lietuvos žydė. Ja baltaraiščiai nužudė Panemunėlio kaime 1941 metų vasarą. Tačiau nuo 13 metų jinai rašė poeziją lietuviškai ir ją spausdino nuo tada, kai jai buvo 13 metų. Jinai Vilniaus universitete studijavo pas Vincą Krėvę Mickevičių, pas Putiną, pas visus svarbiausius poetus ir literatus. Jinai studijavo, jie ją skatino. Ir nors jinai kalbėjo 5 kalbas, namuose jinai kalbėjo jidiš kalbą ir rusų kalbą, bet jinai visuomet mokėsi lietuvių mokyklose ir jinai pabrėžtinai rašė lietuviškai. Jai buvo labai svarbu rašyti lietuviškai ir apie Lietuvą. Tai prieš kelis metus man profesorė Irena Veisaitė leido nufotografuoti Matildos dienoraštį ir eilėraščius ir versti. Ir tada mes išleidom kelias knygas. Tai mano tokia meilė poezijoje perėjo
į vertimo meną. Man tikrai vertimas yra menas. Vertimas nėra tik tai žodžių vertimas, yra kultūrinis vertimas. Verti vieną kultūrą į kitą kultūrą. Tai man yra labai įdomu dirbtinę intelektą ir Google Translate, kur pavyzdžiui, gal ten jeigu kokius techninius dokumentus reikia išversti, gali įdėti į tą programą ir ten gana gerai išvers. Bet kas atsitinka, kai rašytojai pradeda, arba vertėjai pradeda rašytojų tekstus išversti naudojant dirbtinį intelektą? Kažką mes prarandam. Mes prarandam tą kultūrinę ryšį, kultūrinį suvokimą, mes prarandam visas subtilybės, mes prarandam vertėjo visus tokius mikrosprendimus rašant, darant vertimą. Nu gerai, ar jums nenuobodu? Ar jūs turit kokių klausimų apie poeziją? Nes dabar pereisim prie negrožinės literatūros. Ne. Jeigu turit kokių klausimų arba pastabų, pakelkit drąsiai ranką ir pasakykit. Tai aš norėčiau pasakyti irgi, kad aš atvažiavau, būdama jauna studentė, ir su tikslu, kad aš norėjau išmokti lietuvių kalbą. Aš mokėjau lietuvių kalbą, bet aš norėjau literatūrinę kalbą išmokti ir aš norėjau versti poeziją. Ir aš norėjau suvokti savo lietuvišką tapatybę, nes mano mama buvo gimusi Niujorke ir mano senelis buvo diplomatas, jis labai jaunas. Būdamas 26 metų, mano močiutei buvo 18 metų, kai jis buvo paskirtas į Niujorką dirbti generaliniam konsulate. Tai mano tas, sakykime, ryšys su Lietuva, mano tėvas buvo karo pabėgėlis, bet tas ryšys buvo gana nutolęs. Tai man buvo labai svarbu atvažiuoti į Lietuvą, patirti Lietuvą ir išsiaiškinti, kas tai yra būti lietuvė, kas yra ta lietuviška tapatybė. Bet aš atvažiavau tuo momentu, kada vyko atgimimas. Ir aš ėjau dainuoti į folklorinį ansamblį, o folklorinį ansamblį buvo kaip sąjūdžio užnugaris. Tai aš patekau tarp labai patriotinio jaunimo tuo metu. Ir tas paskiau man įtakavo visą gyvenimą. Tai mano kiekvienas vertimo projektas kažkuria prasme visuomet buvo susijęs su tai, kad aš norėjau, kad Lietuvos poezija, Lietuvos poetus, Lietuvos balsą, sakykime, žmonės išgirstų už Lietuvos ribų. Aš norėjau kažkaip, tai aš suvokiau vertimo meną kaip tokį būdą būti tiltas tarp kultūrų. Negrožinė literatūra irgi man buvo panašus iššūkis. Tai ką aš išmokau iš negrožinės literatūros rašymo? Pirma, kad tai yra žanra apie žmonės. Ir antra, faktai svarbus, grožinis tekstas tuo labiau. Tai va čia aš grįžtu prie to, ką aš išmokau iš poezijos žanros. Atkreipti dėmesį į kiekvieną atskirą žodį, įsiklausyti į kalbą. Rašyti taip, kad skaitytojas mato tavo tekstą, jaučia, girdi, netgi užuodžia tavo tekstą, galima sakyti. Ir aš visuomet sakydavau savo studentams, nes aš dėstau kūrybinį rašymą, sakau, kai tu pavargsti ir tau yra nebeįdomu rašyti, arba tu tingi rašyti, arba nori kuo greičiau pabaigti, tavo skaitytojas tikrai pajus tą momentą. Kad ir, sakykime, 99% yra parašyta labai stipriai, labai gerai, bet tas 1% yra toksai tingus rašymas, tikrai tavo skaitytojas tą suvoks. Ir kitas dalykas yra, kad kai tau skauda, kai tau emociškai skauda rašant tekstą, tavo skaitytojui irgi skaudės. Kad yra sąsajas tarp skaitytojo ir rašytojo. Ir užtat visuomet reikia būti autentiškas žmogus rašant. Kad yra labai svarbu, kad tas ryšys išliktų. Ir aš manau, kad tas irgi yra svarbu akademiniam rašyme.
kartais ir akademiniam rašyme galima taip apsidangstyti va tokiais sluoksniais, kad čia yra tik tai faktai, čia yra tik tai pateikiama medžiaga. Bet aš, pavyzdžiui, pritaikau viską, ką aš išmokau iš grožinės literatūros prie savo akademinių tekstų. Nors mano akademinėse tekstuose yra ir teorijos, yra ir tyrimai, yra visko, ko priklauso, bet aš pritaikau grožinį, va tos taisyklės, sakykime, grožinio rašymo. Ir tai tada vis tiek išeina va toks įdomus derinys. Gerai, tai negrožinė literatūra. Man kažkaip tai pasidarė labai įdomu negrožinė literatūra, gal dėl to, kad aš mėgstu ją skaityti pati. Kiek iš jūsų mėgstat skaityti negrožinę literatūrą? Gal daug kas, ar ne? Ir kodėl jums patinka skaityti? Kokių replikų? Tikrumo jausmas, va, autentika, tikrumo jausmas, ar ne? Ar ne? Tai va, tai vėlgi aš sakau, man gal, nes aš buvau labai jauna, kai atvažiavau pirmą kartą gyventi Lietuvoje ir patekau į sąjūdžio aplinką, kaip vertėja patekau atgimime, patekau tarp tokių žmonių, kurie buvo pasiruošę atiduoti viską Lietuvai, paaukoti save, savo šeimą, savo karjerą, absoliučiai viską. Ir tie žmonės labai mane įkvepia. Ir mane irgi labai įkvepia mano gyvenime, aš turėjau didžiulę laimę visą gyvenimą labai artimai bendrauti su Nijole Bražėnaite, kuri buvo partizanų Juozo Lukšio našlė. Ar jūs žinot istoriją apie Juozą Lukšą? Kad jis buvo partizanų vadas, jis 44 metais jam pavyko kirsti sieną ir jis atsidūrė Paryžiuje, atvežė dokumentus apie tremtį. Kaip? Jo, tai buvo nematomas frontas. Jo, taip va. Tai čia buvo, tai ir jeigu žinot, labai tokia liūdna, tragiška istorija, kad būdamas Paryžiuje tuos kelis metus susipažino su Nijole Bražėnaite, jie įsimylėjo, jie apsivedė, bet jie gyveno kartu tik tai 1 savaitę. Jis grįžo su misija į Lietuvą jau 50 metais. Ir jam pavyko išgyventi ir kovoti 11 mėnesių ir paskiau jis buvo apsuptas ir jis buvo nužudytas. Tai va, tai mano gyvenime jo našlė Nijolė Bražėnaitė buvo mano močiutės sesers klasokė iš Aušros gimnazijos. Ir turbūt, kai jai buvo apie 80 metų, jinai man sako, kad jinai sako, mano karta labai daug patyrė, labai daug matė, bet mes jau išeinam, mūsų jau greitai nebus. Reikia užfiksuoti tą istoriją. Ir tas irgi mane labai giliai, va, taip emociškai užkabino. Ir tada aš išverčiau Juozo Lukšio Daumanto partizanus į anglų kalbą. Bet man to darbo gal neužteko. Aš tada laimėjau tokią Fulbrighto stipendiją. Ir aš atvykau į Lietuvą su savo šeima ir gyvenom 4 metus. Ir tada mano projektas, kur gimė būtent, šitą knygą mūsų nepalaužė, tai mano projektas buvo važinėti po Lietuvą, po Latviją ir užrašyti partizanų moterių istorijas. Aš negaliu dovanoti, nes aš neturiu, man tik tai gal 1 liko, bet aš galiu paleisti po rankas. Tuo metu, čia buvo gal 2007 metai, daug buvo rašoma apie partizanus vyrus. Bet 50% partizanų buvo moteris. Tai buvo kaimo moteris tarp 17 ir 20 kelių metų amžiaus. Jos buvo ryšininkės, jos buvo kovotojos, jos atliko labai svarbią vaidmenį.
Bet tuo metu niekas apie jų nekalbėjo, nerašė, bet jos dar buvo gyvos. Tai man buvo labai įdomu, kodėl 17 metų amžiaus mergaitė pasirinktų mirti. Nes eidami į rezistenciją, visas tas jaunimas žinojo, kad geriausia atveju išgyvens 2 metus. Ir kad gali būti suimti, kankinami, tardomi, išsiųsti į Sibirą. Tai aš važinėjau po Lietuvą, po Latviją ir tiesiog užrašinėjau tų moterių istorijas ir gimė šitą knygą. Ir man buvo labai įdomu, kad labai dažnai atvažiuoja pas žmonės ir pagyvenus moteris, ar ten 80 keli metai, 70 keli metai, papasakojo dramatiškiausias istorijas. Ir tada ateina dukra arba anūkė, sako, tai ką ten močiutė jums pasakojo, nieko mes nežinom. Ir tada aš tikrai supratau, kad Nijolės žodžiai man yra labai svarbus, kad tikrai reikia užfiksuoti tas istorijas. Tai aš tada supratau, man, pavyzdžiui, negrožinė literatūra yra žanra apie žmonės, žmonių istorijos, žmonių mintys, žmonių išgyvenimai. Aš ką tik dabar atidaviau savo paskutinę knygą, kuri yra 25 išsamūs, gana ilgi, gilūs pokalbiai su Amerikos ir Kanados lietuviais rašytojais. Vyriausias pašnekovas yra 91 metų, jauniausiam yra dabar ką tik suėjo 40, tai maždaug 50 metų amžiaus skirtumas. Ir kiekvieną žmogų aš kalbinu, man pasakoju apie savo lietuvišką tapatybę, kai kurie turi tik tai prosenelius, kurie emigravo į Ameriką prieš daugiau negu 100 metų, bet jie jaučiasi lietuviais ir rašo grožinę arba negrožinę literatūrą apie Lietuvą. Tai yra labai įdomu, o gyvena Amerikoje. Tai man buvo labai įdomu paklausti, kodėl. Kodėl ta lietuviška tapatybė yra svarbi žmonėms, nebegyvenantiems Lietuvoje jau keletą kartų, bet vis tiek save suvokia, jaučia lietuviais. Ir kodėl apie tai rašo. Ne? Tai čia vėlgi žmonės, žmonių istorijos ir tos istorijos yra įvairios. Tai galima sakyti, kad man kaip rašytojai žmonės yra be galo įdomus. Nes pavyzdžiui, kaip poezija arba netgi grožinė literatūra, kur gali fantazuoti, vaizduoti, jeigu ateisit rytoj į mano kūrybinio rašymo dirbtuves, man atrodo, 2 valandą, mes kursim personažus, mes kursim siužetus, mes dirbsim su savo vaizduotė. Tai yra labai faina, labai smagu kurti, bet lygiai taip pat yra labai įdomu įsiklausyti į kitą žmogų ir išgirsti jo istoriją ir suvokti, kas tam žmogui rūpi ir apie tai rašyti. Gerai, faktai. Negrožinė literatūra labai yra svarbu, tai yra faktiškai žurnalistika. Tai žurnalistikoje, jeigu cituoji žmogų, pagal taisyklės turi jį cituoti taip, lygiai taip, kaip jis pasakė. Negali nieko prikurti, negali pridėti, negali atimti. Ir faktai, tyrimai, visa tai yra labai svarbu. Tai tada, tai aš biškai norėjau, aš čia sugrįšiu, aš tik tai norėjau biškai peršokti prie romano, tai ne mano dangus. Ir norėjau pasakyti, kad tas romanas išleido Alma Litera. Gaila, aš neatvežiau, bet jį lengvai galima rasti. Romanas Tai ne mano dangus yra labai artimai susijęs su knyga Mūsų nepalaužia. Nes aš užrašiau tiek daug moterų istorijos, paprastos kaimo merginos, kurios pasirinko mirti už Lietuvą, kovoti už Lietuvą. Ir man vis tas klausimas, kodėl man smalsu. Ir iš tų visų siužetų ir pasakojimų gimė personažas Marija, kur yra pagrindinė
pagrindinis personažas romane Tai ne mano dangus. Tai yra 12 metų amžiaus mergaitė, kuri praranda savo tėvus partizaniniam kare. Ir, yra ilga istorija, bet jinai atsiduria Lenkijoje, Punske, ir iš Lenkijos ją išveža į Niujorką. Ir jos gyvenimas yra šokiruojančiai kitoks, negu buvo augdama ir tiek Lietuvoje, tiek Punske. Ir jos dukros jau užaugo tokios tikros amerikietės, kurios praktiškai nieko nežino apie Lietuvą. Tai yra apie tą kartų konfliktas. Bet visas tas personažas, siužetai, labai daug, tas rašymas tikrai gimė iš tų kelių metų, kai aš užrašinėjau partizanų istorijos. Tokia jauna studentė, magistrantūros studentė rašė apžvalgą, recenziją šito romano. Ir iš pradžių jinai nesuprato, kad aš Amerikoje užaugau ir gimiau, nes sako, va taip tas romanas yra tik psichologiškai lietuviškas, kad jinai nesuprato, iš kur aš galėjau žinoti tiek daug niuansų. Bet aš žinojau iš to įsiklausimo. Gerai. Apie antologijas. Tai čia yra. Tai aš 2 kartus laimėjau Fulbrighto stipendiją. Tai pirmą kartą aš atvažiavau, mano vaikai buvo visai maži. 95, 6, 7 metais aš dėsčiau anglų filologijos katedroje Vilniaus universitete, bet tuo pačiu aš parengiau keletą lietuvių literatūros antologijas. Tai yra šitas. O tą poezijos dėja neturiu. Tai čia irgi labai senos, labai retos, tai aš paleidžiu po rankas, jūs galite pažiūrėti. Tai tuo metu tai Lietuva buvo naujai nepriklausoma, tai mes visi buvom labai laimingi, bet už Lietuvos ribų praktiškai niekas nežinojo, kas yra Lietuva. Ir tas informacijos blokavimas vakaruose, ypač Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, labai efektyviai suveikia. Tikrai, net kai aš augau, kai klasėje būdavo taip žemėlapis, pasaulio žemėlapis. Ir nes Amerika yra imigrantų šalis, mokytoja pirmą dieną paklausdavo, iš kur jūsų šeima yra kilusi, iš kur. Tai vaikai sakydavo, iš Airijos, iš Anglijos, iš ten. Ir jinai rodydavo žemėlapį. O aš sakydavau iš Lietuvos, ir jinai pažiūrėdavo į žemėlapį, kad nėra tokios šalies. Tu čia fantazuoji, tavo labai laki fantazija, Laima. Tu čia sukūrei kažkokią fantastinę šalis. Bet dabar kalbėkime apie realybę. Ir tas vis kartojosi ir kartojosi. Ir dabar aš ką tik grįžau iš Vokietijos ir aš buvau pietų Vokietijoje ir mane labai stebino, kad žmonės Vokietijoje, kaip, pasikalbi, jie mano, kad Lietuvoje lietuviai kalba rusiškai. Ir kai aiškina, ne, Lietuvoje žmonės kalba lietuviškai, tai matyt kažkokia rusiška tarmė. Ne, tai ne rusiška tarmė, tai yra lietuvių kalba. Tai aš parengiau lietuvių literatūros antologijas anglų kalba ir verčiau tuo metu, šitie rašytojai ir poetai, kurie tada tuo metu buvo svarbus Lietuvai, jų tekstus verčiau į anglų kalbą ir vieną antologiją sugebėjau išleisti su Kolumbijos universiteto leidykla ir tuo pačiu su Tyto Alba, nes buvo toks mano kuklus bandymas parodyti pasauliui, kad mes esam šalis, mes turim savo kalbą ir mes turim savo rašytojus ir savo poetus. Ir jūs galite juos skaityti anglų kalbą. Tai vėlgi grįžta prie sąjūdžio laikų. Sąjūdžio laikais, čia irgi negrožinės literatūros žanras, aš rašiau dienoraštį. Tai gal 2009 metais Valentinas Sventickas, tada rašytojas, tada jis buvo rašytojų sąjungos pirmininkas, jis manęs paprašė sudėti tos savo
kūrybinius savo dienoraščio tekstus į knygą ir va tokie prisiminimai ir taip ir gimė šitą knygutę. Ir čia yra anglų kalba, bet yra ir lietuviškas vertimas, kur išvertė Eugenijus Ališanka, Lenino galva ant padėklos. Nes čia kažkaip tai aš atvažiavau ir visur Leninas ir aš gal Minske mačiau va tokį kaip Lenino vien tik tai galva ir man priminė, kaip būna, kai paskerdžia kiaulę ir kepa tą kiaulę ir padeda visą galvą ant padėklos ant stalo. Aš nežinau, jūs gal nematėte, Amerikoje kartais tai būna, tai man kažkaip taip tokios asociacijos. Grūnanti imperija, ar ne? Gerai. Ir beje, va, šitą knygą irgi karantino dienoraštis, aš rašiau savo dienoraštį pandemijos metu, tai irgi yra negrožinė literatūra. Iš negrožinės irgi rašyti gali kiekvienas. Šitą knygą aš nuoširdžiai, man liko tik tai šitą vienintelę ir yra neįmanoma niekur jos rasti, tai galit pažiūrėti, bet čia yra irgi mano toks buvo parengta knyga pedagogams, mokytojams, kaip pravesti kūrybinio rašymo užsiėmimus ir dirbtuves. Čia išleista gal prieš kokią 15 metų, bet jinai tapo tokia, labai daug kas pradėjo kurti savo kūrybinio rašymo dirbtuves naudojant šitą knygą. Tai gerai. Tai aš apie tai kalbėjau. Kodėl parašiau knygą rašyti gali kiekvienas? Taigi, šitą knygą mane pasikvietė Baltos lankos, redaktorius Saulius Žiukas ir jis manęs prašė iš pradžių parašyti vadovėlius mokiniams. Aš sakau, bet jūs negalit, jums tos vadovėliai bus neveiksmingi, jeigu mokytojai nėra paruošti, kaip pravesti kūrybinio rašymo pamokas ir dirbtuves. Tada susitarėm ir aš parašiau šitą knygą. Ir tai yra labai metodiška pedagoginė knyga apie kūrybinį rašymą, kas tai yra, kaip pravesti kūrybinio rašymo dirbtuves, kokie užsiėmimai, mokinių pavyzdžiai ir taip toliau. Bet po to, kai išleido šitą knygą, prie manęs kai kurie rašytojai truputėlį prisikabino ir sako, bet tai negali kiekvienas rašyti, tik tai labai gabus ir labai talentingas gali rašyti. Ir netgi tik tai yra kažkokia buvo man pasakyta tokia frazė, kad Dievas spjaudžia ir kur tos seilės nubyrėja, ant kurio žmogaus, tas apseiluotas žmogus turi talentą rašyti. Man atrodo, kad tai yra nesąmonė. Man atrodo, aš žinau, jūs atrodo labai keistai, bet tikrai man viena rašytoja pasakojo, kad aš niekaip nesuprantu šitą, kad Dievas apspjaudo tik tai talentingus žmonės. Nežinau, man kažkaip tai nedėjo. Bet mano mintis yra, kad yra užsifiksavusi tokia romantiška idėja, kad rašytojas gimsta ir jis gimsta lyg tai iš kiaušinių įsiridena pilnas rašytojas ir jis yra talentingas ir jis yra apdovanotas. Ir aš labai daug metų dėstau kūrybinį rašymą ir aš kokius 5 metus buvau kūrybinio rašymo seminaro direktorė ir aš turėdavau labai daug studentų ir būsimų rašytojų tekstų skaityti ir aš esu įsitikinus, kad tas ypatingas talentas atsiranda labai labai retai. Jis yra, bet jis yra retai pasirodo. Bet yra daugybė žmonių žemėje, kurie jaučia poreikį rašyti, jie nori rašyti, jie turi ką pasakyti. Jiems reikia duoti įrankius ir reikia duoti galimybės rašyti. Tai man atrodo, kad rašymas turi būti demokratiškas, kad ypač viduriniai mokykloje, kad universitetuose, kad prie rašymo metodikos turi kiekvienas studentas mokinys prieiti, kad jam turi būti galimybė išbandyti save. Ir tu neatrasi to talento, jeigu neduosi visiems progos ir įgūdžius ir įrankius rašyti.
Ir rašant, ne kiekvienas žmogus išleis knygą galių gale, bet jis ko nors atras apie save per tą rašymo procesą. Taigi, tai aš norėčiau jūsų paklausti, liko mums apie 10 minučių, ar iš tikrųjų gali rašyti kiekvienas? Kaip jums atrodo? Ar gali kiekvienas rašyti? Aš kalbėjau apie labai daug žanrų, labai daug minčių, labai daug rašymų technikos ir iš tikrųjų galėčiau dar kelias valandas čia stovėti ir kalbėti, jeigu jūs man leistumėt, bet aš žinau, kad jūs neleistumėt, kad yra kiti planai. Bet vis tiek jūs atėjote šį vakarą, nes jums turėjo būti įdomu tas žanros ir ką mes išmokstam patys rašydami ir skaitydami, ką mes iš to proceso, ką mes gaunam. Taigi, man labai įdomu, ar iš tikrųjų gali rašyti kiekvienas? Ar reikia tik tai noro, ar reikia dar ir talento? Niekas negali rašyti. Bet kai negali nerašyti, aš balsą gerą. Gerai. Kai negali nerašyti, tada tu tiesiog rašai ir viskas. Taip. Gal kartais ne iš karto supranti, kodėl tai darai. Taip, va taip. Ir yra irgi tas terapinis rašymas, kur daug kas rašo dienoraščius, arba taip, kad kažkaip tai pabūti su savim, tus savo emocinius visokius vidinius dalykus išspręsti. O tai tikrai toli gražu nerašymas publikacijai. Tai yra tik tai rašymas savo. Bet tas yra skirtumas, tas žmogus, kur jaučia poreikį rašyti ir dalintis su kitais, su skaitytojais. Tai čia yra jau. Čia gal vienas labai skauda ir tu nori tikrai kalbėti. Taip. Aš manau, kai turi savo temą, labai nori apie tai kalbėti, labai nori ko nors pasidalinti. Aš dabar, kai paruošiau šitą knygą, kur 25 pokalbiai, tai aš kiekvieno rašytojo paklausiau, kodėl jam ar kodėl jai yra svarbu rašyti knygas apie Lietuvą. Jeigu netgi nei vienas, gal viena Rasa Gustaitis yra gimusi Lietuvoje, bet visi kiti negimė Lietuvoje, tai kodėl? Ir labai įvairiai atsakė žmonės, sako, jaučia tokie poreikiai kalbėti apie tai, kas jam asmeniškai yra labai labai brangu ir labai svarbu. Gal ir kad nieko, irgi yra tas trauma, labai daug mano šitų rašytojų yra karo pabėgėlių vaikai arba anūkai. Taip pat, kad dingo, jie prarado savo tapatybę, savo žemę, tai yra, kad niekur nedingtų, kad išsaugoti, tai yra. Prie tos pačios temos klausimas, o tie kalbinti rašytojai, jie atvyko patirti Lietuvą, taip kaip jūs, ar ne, pajausti tą tapatybę, ar jie tiesiog iš to nuotolio ir vis toliau ir mato ją? Taip, iš 25, 23 atvyko ir gyveno, kai kurie atvyko, išmoko lietuvių kalbą, rado savo antrą pusę Lietuvoje, apsivedė, liko auginti šeimas Lietuvoje. Ir yra irgi keli yra žydų kilmės lietuviai, tai yra įvairios istorijos. Bet yra tas ir gal po nepriklausomybės, kai atsiveria galimybė sugrįžti, tai irgi tas sugrąžino gal ir tų žmonių. Bet šiaip, ar turite klausimų, ar norit dar ko nors manęs paklausti, arba savo kokias mintis norėtumėt pasidalinti? Ką Amerikos lietuviai labiausiai brangina, turbūt kiekvienas asmeniškai, bet jeigu taip pat jūsų akimis. Iš Lietuvos aš turėčiau pasakyti kultūrą, lietuvių kalbą, kultūrą, gamtą. Irgi buvo labai įdomu, kad beveik kiekvienas dalyvis kalbėjo apie tai, kad
jai arba jam Lietuvos gamta yra labai labai svarbi. Ir sakyčiau, kad didelė dauguma jų gyvena ne miestuose, bet gyvena kažkur atšiauroje Amerikos vietoje, kažkur taip Aliaskoje, Koloradoje, kažkur, nors jie gimė mieste, nes, žinoma, imigrantai pirmiausia gyvena miestuose, nes miestuose yra darbas, bet jau sekančią kartą išvažiuoja kur nors toli į gamtą ir jiems tuo pačiu labai rūpi Lietuvos gamta ir ekologija. Taip, čia buvo mane netgi nustebino, kad tokia vienijanti tema atsirado. Ir kitas dalykas, jiems labai rūpi bendrumo jausmas, bendruomenė, kad yra kažkoks tai gal irgi, nes tas Šiaurės Amerikos kontinentas yra labai labai didelis, labai didžiulis, kad kur susirenka keli lietuviai, jau yra bendruomenė, jau yra parama vienas kitam, atrama, yra draugystė, kartu vaikus augina, sukuria lietuviškas mokyklėlės, tai tas bendrumo jausmas irgi buvo labai svarbus. Aš gal sugrįžčiau prie to kūrybinio rašymo. Kas jūs asmeniškai tam procese, kai pati, ar ne, ir studijavote, ir mokėt, labiausiai įkvėpė? Ar daugybė perskaitytų knygų ir ta tokia atranka, ar ne, kad, oi, kaip šitas autorius aš niekada nerašysiu, pavyzdžiui, migdo jisai, arba nuobodu skaityti. Ar kaip tik, pavyzdžiui, kažkokios asmenybės ypatingai įkvėpė jų rašymo stilius ir įsikvėpėt, ar buvo tos lydinčios asmenybės jūsų kūrybiniam kelyje? Taip, tikrai buvo, tikrai antras atvejas. Aš vaikystėje nepaprastai daug skaitydavau ir aš atsimenu, aš jau turbūt jau antroji klasėje labai gerai skaičiau ir aš atsimenu, mano mama man pasakė, sako, kai tu eisi į biblioteką, neskaityk vaikiškų knygučių, bet skaityk svarbiausias romanus. Tai aš, būdama antroji klasėje, skaičiau Pasternako, Dr. Živago, angliškam vertime, žinoma, tai Tolstojų, Dostojevskį, paskiau visą britų literatūrą, aš dievinu britų, tą 19-18 amžiaus literatūrą, tą Bronte ir Jane Austen, visas tas žanras. Tai aš sakyčiau, kad taip, nes aš dabar aš labai daug skaitau, tai va tas mane įkvepia, va gera literatūra mane įkvepia ir gal kažkaip irgi tai būna gyvenime, kad pradedi kažką daryti ir tu tą darai ir darai. Bet aš dabar, kai pagalvoju, aš 25 metus dėstau kūrybinį rašymą ir dabar paskutiniai 5 metai aš dėstau nuotoliniu būdu online, Meino universitete, Meino valstybės universitete. Bet kiekvieną semestrą aš perkuriu visą savo užduotis ir paskaitą iš naujo ir vis sugalvoju kokią naują užduotį, kažką naujo, kažką pridėti, nes man yra įdomu, aš nenoriu, kad būtų va taip kažkoks rutinas, kad vienodai. Ir tikrai labai nudžiugina, kai kartais taip atrandi tą studentą, kuris iš tikrųjų gerai rašo, tai iš tikrųjų turi ką pasakyti, kai atrandi naujus rašytojus, kur turi tikrai ko nors labai įdomaus pasakyti ir tave tiesiog įkvepia. Tai tai gal visą tai. Mane jaudina, man atrodo, kad jauni žmonės neskaito pakankamai, kad labai interneto užgožia. Tas mėgaujamas skaityti, pasiimti knygą, nueiti kur nors į gražią, jaukią vietą ir sėdėti ir skaityti. Man atrodo, kad mums labai to trūksta. Taip, prašau, jūs. Čia. Iš tikrųjų, aš jums turiu klausimą, čia nesusijęs su literatūra visai, bet kelias minus tai pasiėmiau pagal kokį klausiau, būtent jūs paklausė, buvo keli klausimai mano galvoje ir aš pamačiau, kad noriu užkibti ant vieną klausimą. Keliaujant atgal laiku, kai jūs buvote jauna, kaip manot, koks būtų buvęs vienas dalykas, kur jūs galbūt būtumėt pakeitusi savo gyvenimo, kaip čia pasakius, take, nes kiek, aš galbūt taip paties jauna, bet
aš tikrai savo, kiekvienas žmogus savo gyvenime turi, kaip čia pasakius, tą, kurį eina ir jis gali įsiskirstyti į 2-3 šakas. Ir aš tikrai, kad jūs taip pat turėjot pasirinkimą kažkuo kitu tapti. Tai jeigu būtumėt galėjusi grįžti dabar atgal laiku, tarkim, jums buvo kaip, tarkim, 15-16, kada jums gyvenimas didžiausią impaktą padarė, ką jūs pakeistumėt? Jeigu, tarkim, jums būtų uždrausta tapti poete arba rašytoja, ką jūs būtumėt pasirinkusi? Kaip dėlėtumėt savo gyvenimą tuomet? Čia labai geras klausimas, bet žinote, man atrodo, kad mes visuomet galime grįžti atgal. Mes yra gal kaip mezgimas arba suvimas, jeigu kažkokia sulelė atkrenta, mes visuomet galim sugrįžti ir vėl įpinti tą sulelę. Aš visą gyvenimą piešiu ir tapau. Ir šiaip mano mama yra tapytoja ir mano šeimoje yra labai daug muzikų, labai daug tapytojų. Tai gal, jeigu galėjo gyvenimas pasisukti kitą vagą ir aš gal būčiau vien dailininkė, ar ne? Bet aš vis tiek tapau ir piešiu gal ne tiek daug, jeigu aš nerašyčiau, ar ne? Bet atrandi tą balansą. O kas galėjo, aš manau, kad tas atvažiavimas į Lietuvą 88-89 metais labai nulėmė, labai stipriai pakeitė mano gyvenimą. Aš manau, kad tas labai daug valandų praleistų su ta karta, ta vyresnoji karta, kur dabar yra visiškai išėjusi, kuri aktyviai dalyvavo Lietuvos rezistencijoje prieš sovietų okupaciją, jų įsitikinimai, jų charakteris, jų stiprumas labai giliai mane paveikė, labai daug man davė. Tai aš nežinau, kas galėjo būti kitaip. Gal aš galėčiau visai kitokią profesiją turėti. Nežinau. Kartais aš galvoju, būtų buvę labai įdomu, pavyzdžiui, būti diplomatė. Bet argi aš būčiau gera diplomatė, aš nežinau, nes aš per daug išsakau savo nuomonę spontaniškai. Tai aš galvoju, kad gal aš primaišyčiau per daug ką politikoje, tai aš gal netikčiau. Bet čia tik tai toks mąstymas. Bet aš nežinau, yra tokia viena autorė amerikietė, kur aš mėgstu, jos vardas yra Carolyn Myss, ir jinai yra pasakusi tokią frazę, jinai sako, toks, koks tavo gyvenimas yra dabar, toks jis ir turėjo būti. Kad tai yra labai žmogiška, kad mes labai dažnai pradedam galvoti, o gal mano gyvenimas būtų kitoks, jeigu aš pasirinkčiau kitaip, ar jeigu būčiau padarus taip. Bet ateina laikas, kada turi priimti savo gyvenimą tokį, koks jis yra. Ar ne? Žinoma, jūs esate jauna ir jūs visko galite pasirinkti. Tai visi keliai yra atviri. Tai ką jūs stipriausiai jausit, kad jums priklauso, ten tokių kelių ir reikit. Ne? Bet aš manau, kad irgi yra, mes visi gimstam savo kartoj. Yra karta, yra aplinka. Ir tavo karta labai tave įtakoja. O aš gimiau tokia, mano karta Lietuvoje ir Amerikos lietuviai buvo ta karta, kur labai siekė nepriklausomybę. Tai tas mane labai įtakavo. Ir kiekviena karta turi savo iššūkius. Ir tas irgi nulėmė, apie ką mes rašom. Vieną dalyką aš nekalbėjau apie dramą, apie pjesės, bet aš esu ir keletą pjesių parašius. Ir mano, pavyzdžiui, pjesė Vertėjas 3 metus Vilniuje rodė Vilniaus kamerinis teatras. Ir mano vieną pjesę Žygis prie jūros statė Airijos lietuvių teatras. Ir jie irgi važinėjo po Airijoje ir rodė. Ir aš, kai dirbau Honkonge kaip mokytoja, irgi rašydavau pjesės su mokiniais, būtent apie tokius kiniškus reikalus arba apie Hongkongą. Ir aš suvokiau ypač dramos srity, kad drama yra labai labai artimai susiję su vieta. Ir kad labai yra sunku parašyti dramą apie vieną specifinę vietą, vieną laikmetį ir perkelti visai į kitą vietą. Bet kažkaip tai yra tokia žanra, kuri nelengvai pasiduoda tokiams geografiniams pakeitimams. Tai ką aš noriu pasakyti yra, kad
Nu, yra tokia angliška frazė setting as character, kad setting, ta vieta, yra personažas. Kad ta, pavyzdžiui, jūs esat klaipėdiečiai, jūsų gyvenime Klaipėda, kaip miestas su savo istorija, su savo, sakykime, sezonais, su absoliučiai čia jums yra kaip personažas jūsų gyvenime. Kad ne tik tai va, tas gyvas žmogus, bet kad vieta yra personažas mūsų gyvenime ir tas labai įtakoja, kaip mes rašom, apie ką mes rašom ir kokios yra mūsų temos. Tai nežinau, jau. Taip, taip, vieta, kultūra, bet yra daugiau, yra geografija, yra kraštovaizdis, gyvūnija. Jau gal tada prie paskutinės skaidrės. Nu gerai, ačiū už jūsų dėmesį. Atiduodam. Dėkoju, Laima, už jūsų tokį artimą kontaktą su visais mumis, už jūsų unikalią patirtį, pasidalinimą su mūsų auditorija. Tai buvo tikrai garbė jūs turėti šiandien čia vakare ir smulki, labai maža dovanėlė iš mūsų festivalio. Dėkoju jums visiems šiandieną. Jeigu turite dar kokių klausimų, mūsų autoriai norite prieiti, prašom, laiką galite dar prieiti.